Šiandien čia karšta ir bus karšta LFF taurės rungtynėse. Ketvirtfinalio etape susitinka Telšių Džiugas ir Marijampolės Sūduva. Krašto žaidėjo Vingerio pozicijoje. Štai Kiurenta ir baudinys. 11 metrų baudinys. Na ir suklydo Džiugo ekipa pirme sezone ir neįmuštų baudinių. Ir taip yra ir dabar. Dar kartą Simonė Mošina. Na, mačiau, kaip šį vartininką sutiko Ankudinov. Burba toliau su kamuoliu, smūgis ir Giedrius Zenkevičius. Na ir dabar jau ketvirtfinalis, čia Darius Stankevič, koks reidas ir perdavimas, Kajodis, smūgis ir dar kartą gelbsti vartus Moskina. Na, bravo! Ne pati lengviausia situacija, nors smūgis buvo į vartininko kampą. Lekijos Zbūnės, Fiodoras, baudos aikštelės, smūgis kairė koja ir dar kartą. Sūduva lekia į gana aštrią kontrataką, Olas Ibikanas, Kajodė, nepataiko į kamuolį vienas iš žaidėjų ir dabar Motiejus Burba. O dabar mūsų laukia, jau kaip ir sakiau, šių rungtynių įtampos viršūnė, apogėjus 11 metrų baudinių serija. Švilpukas, Emsis ir 1-0. Vartininko vaidmuo, Vasiliauskas smūgiuoja ir vėl tiksi. Į tą patį kampą, į kurį Moskina, smūgis ir vėl tikslus. Kol kas tarsi keičia įsibėgėjimo kampą, smūgis ir dudu. Visai iš kelių žingsnių Baltrūnas smūgiuoja ir trečiasis Džiugo smūgis, Lobas smūgiuoja ir pakiša futbolininkų žargoną. Įsibėgėjo Olas Ibikanas, smūgiuoja Simonė Moskina. Simonė Moskina. Na, dabar antras kartas, Krivalkapico smūgis ir įvartis. Tai gali būti lemiamas momentas ir tai yra Simonė Moskina. Simonė Moskina yra Telšių didvyris šį vakarą. Nežinau, ar bus renkamos lėšos kažkokiam šito žaidėjo žygdarbio įvertinimai. It's a really tough game and I don't have shame to tell Sūduva today play